Turiu tokią problemą. Viską angliškai suprantu, bet kalbėti nemoku. Būtent su tokiu skausmu į mane dažniausiai kreipiasi būsimi mokiniai. Scenarijus visada būna panašus. Žmogus jau pakankamai neblogai moka anglų kalbą, bet dėl tam tikrų priežasčių bijo kalbėti. Vieniems atrodo, kad jie būtinai pridarys daugybę baisiausių klaidų ir kažkas juos išbars. Kiti kažkodėl galvoja, kad visi iš jų juoksis ir šaipysis, o treti tiesiog nedrįsta pradėti. Aš jums pasakysiu štai ką. Jeigu jūs žinote, kaip sujungti į sakinį bent 2 žodžius, jūs jau tikrai galite kalbėti angliškai. Nuo pat pradžių, iškart. Juk neišmoksite plaukti, jei neįlysite į vandenį. O gelbėjimosi ratą savo mokiniams aš visada išduodu. Learn English here and swim safely with me.